Ką žinome apie sintaksės mokslo sroves ir kryptis? Esama įvairių sintaksės srovių, krypčių ir mokyklų. Skiriamos dvi pagrindinės – formalioji ir funkcinė sintaksė. Formaliosios sintaksės principas yra tas, kad aprašant kalbą į pirmąją vietą yra iškeliama forma arba struktūra. O funkcinės sintaksės atvirkščiai – aprašant kalbą į pirmąją vietą yra iškeliama reikšmė arba funkcija. Pavyzdžiui, subjekto ir objekto funkcijas galima atpažinti įvairios struktūros kalbose, tačiau šių funkcijų raiška skirsis. Pavyzdžiui, tokiose kalbose kaip anglų subjekto ir objekto funkcijas rodys žodžių tvarka sakinyje. Imkime pavyzdį. John loves Mary. Johnas myli Merę. Tai, kad žodis John funkcionuoja kaip subjektas, rodo jo poziciją sakinyje. Tai yra pirmoji pozicija. Prepozicija vartojimas prieš veiksmažodį. O tai, kad Mary yra objektas, rodo tolesnę poziciją sakinyje, vadinamoji postpozicija, tai yra vartojimas po veiksmažodžio. Jei sukeistume žodžius vietomis ir sukurtume sakinį Mary loves John, sakinio reikšmė jau pasikeistų ir turėtume sakinį reiškiantį Merė myli Johną. Tokios struktūros kalbose kaip lietuvių ar rusų subjekto ir objekto funkcija rodo ne žodžių tvarka, bet morfologinės formos, tai yra linksnių formos. Subjektas yra siejamas su vardininku, o objektas dažniausiai tiesioginis objektas su galininku. Pavyzdžiui, Jonas myli Birutę. Tai, kad Jonas yra subjektas, rodo vardininko formą, o tai, kad Birutė yra tiesioginis objektas, rodo galininko formą. Jei sukeistume žodžius vietomis, Birutė myli Jonas, sakinio prasmė ir reikšmė nuo to nepasikeistų. Lietuvių kalbotyros darbuose daugiausia randame funkcinės sintaksės apraiškų, minėtinos Valiulytės, Valeckienės, profesoriaus Labučio, taip pat profesoriaus Holvuto ir jo mokinių darbai. Šiuose darbuose remiantis funkcinės sintaksės apraiškomis yra aptariama sakinio ir žodžių junginių sandara, sintaksinės funkcijos, sintaksiniai ryšiai ir kiti sintaksės reiškiniai.